Jėzau, noriu tau iš visos širdies dėkoti, kad tu esi gyvas, kad tu esi mylintis ir kad tu kalbi kaip ir šiandien, kaip ir anksčiau. Ir aš noriu paprašyti, kad tu atvertum mūsų protą, mūsų širdis, kad mes viską paliktum už nugaros ir klausytum tavo balso. Tu viešpatie kalbėk man, Jėzaus Kristaus vardu meldžiu. Amen. Noriu iš karto pakviest Emilija, perskaityt mum šiandien mūsų tekstą iš Biblijos. Pasiimkit prašau Bibliją, kas neturi, ten yra, arba įjunkit ne Facebooko, ne Instagrama, ne TikTok, ne X, bet Bible app. Gerai? Emilija. Jono Evangelijoj, 4 skyriuj, nuo 1 iki 30. Tas pats tekstas, ką mes praeitą sekmadienį skaitėm, ir šiandien pratęsiu. Viešpats sužinojęs, kad fariziejai išgirdo, jog jo mokinių skaičius labiau auga negu Jono ir jis gausiau krikštija. Nors pats Jėzus nekrikštydavo, tik jo mokiniai. Paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją. Jam reikėjo eiti per Samariją. Taigi jis užsuko į Samarijos miestą vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulnys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus atsisėdo prie šulnio. Buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: duok man gerti. Tuo tarpu jo mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė: kaip tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti? Mat, žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė: jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų davęs gyvojo vandens. Moteris atsiliepė: viešpatie, bet tu neturi kuo semti, o šulnys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulnį mums paliko ir pats iš jo gėrė ir jo vaikai ir gyvuliai? Jėzus atsakė: kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžiną į gyvenimą. Tada moteris jam tarė: viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau jo semtis čionai. Jėzus atsiliepė: eik, pakvies savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė: aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė: gerai pasakei, neturi vyro, nes esi turėjusi 5 vyrus ir tas, kurį dabar turi, nėra tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei. Moteris atsiliepė: aš matau, viešpatie, jog tu esi pranašas. Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti. Jėzus atsakė: moterie, tikėk manimi, jog ateina valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išgelbėjimas iš žydų. Bet ateina valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje, nes tėvas tokių jo garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Moteris jam sako: žinau, jog ateina Mesijas, tai yra Kristus. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė: tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nustebo, kad jis kalbėjo su moterimi. Vis dėlto nė vienas nepaklausė, ko iš jos nori, arba apie ką su ją kalbi.
O moteris, palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms. Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar jis tik nebus Kristus? Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Šiaip labai įdomu, nes stovykla lygiai tą pačią ištrauką. Rimtai? Matai. Gal Dievas nori kažką ypatingą pabrėžti. Nežinau. Taip. Noriu pradžioje truputį labą dieną. Noriu pradžioje truputį pakartot, ką mes praeitą savaitę girdėjom. Mes jau girdėjom tą visą istoriją. Na? Tadas mums perskaitė. Ir iš tikrųjų supratom keletą svarbų dalykų. Noriu truputį pakartot, apibūdint ir tada šiandien pratęst, gerai? Pirmiausiai, ką mes išmokėm praeitą kartą, tu esi Dievui svarbus. Tu esi Dievui svarbus. Nesvarbu, kaip tu jautiesi, nesvarbu, ką prisidirbai, nesvarbu tavo praeitis, nesvarbu tavo dabartinės problemos, tu esi Dievui svarbu. Mes tai kodėl, arba kaip tai ištraukėm, dar kartą, Jėzus tuo metu, jisai norėjo iš Judėjos į Galilėją vaikščiot. Ir kaip jūs matot, visi žydai visada vaikščiodavo aplink Samarijos. Aplink. Nes niekas nenorėjo netgi vieną žingsnį į Samariją dėt. Kodėl? Nes buvo ilga istorija, daugiau nei 700 metus. Ir vienu žodžiu, samariečiai, jie niekino žydus, žydai nekentė netgi samariečių. Jie nebuvo geriausi draugai. Dėl to jie nusprendė, jeigu man reikia iš Galilėjos į Judėją arba atvirkščiai, visada aplink. Kita dalyką, ką mes išmokėm praeitą kartą, Jėzaus meilė tau neturi ribų. Kartais mes tiesiai šviesiai visiškai kitaip galvojam. Mes galvojam taip, labai dažnai. Mes galvojam taip, kad jeigu aš pasielgsiu gražiai, tada Dievas mane trupučiuką daugiau myli nei prieš tai. Iš tikrųjų, Karol jau taip. Tai melas. Dievas negali jūs daugiau mylėti nei čia dabar. Jam tai neįmanoma. Jam neįmanoma žmogų daugiau mylėti nei dabar. Kodėl aš taip sakau? Dievas pats sakė savo žodį. Laiške Romiečiams praeitą savaitę skaitėm, yra viena eilutė, 5 skyriui, 8 eilutė, ten parašyta, o Dievas įrodė savo meilę to, kad sūnus siuntė. Tai reiškia, Dievo meilės išreiškia nebus dabar arba nebus ateity. Tai jau buvo prieš 2000 metų ten ant kryžiaus. Tai jau buvo, tai faktas. Mes kartais galvojam, jeigu aš vis tiek daugiau pasistengsiu, tada viskas. Dievas negali jūsų daugiau mylėti nei dabar. Ar tai reiškia, jeigu jisai myli mane, tada aš galiu gyventi kaip noriu.
Ne. Iš tikrųjų, tai reiškia atvirkščiai. Jeigu žmogus supranta, kad Dievas myli mane, arba tave, arba jūs, mus visus, tada turėtų atsirasti vidinį troškimą gyventi taip, kad mes patiktum Dievui. Kad mes galim irgi išsakyti savo padėką Jėzaus Dievo meilę. Kaip gyventi pagal jo valią. Jeigu mes galvojam, kad aš galiu vis tiek gyventi tada kaip noriu, nes Dievas myli mane, tiems žmonėms noriu sakyti tiesiai šviesiai ir nebus malonu dabar. Tiems žmonėms noriu sakyti, jūs dar nesupratot Dievo meilės. Jūs dar nesupratot Dievo meilės. Kodėl? Čia viskas neparašyta. Kodėl? Nes meilė turi visada pagrindą. Meilė turi visada pagrindą. Pagrindas meilės yra Dievo asmenybė ir jo charakteris, beje, ir jo šventumas. Gerai. Kas nori daugiau susidomėti, YouTube kanalo mūsų yra. Ir tik Jėzus gali visiškai patenkinti mūsų tavo sielos troškimą. Tik Jėzus. Mes turim tą, kaip sakyt, nuolankį, kad mes ieškom kažkaip kitur, kad mūsų siela būtų pasotinta. Taip. Mes ieškom įvairiuose dalykuose. Kai kurie ieško materializme, kuo daugiau turiu, tuo aš laimingesnis būsiu. Bet mes tai žinom, tai tik laikinas dalykas. Praeitą savaitę kalbėjau apie dopamino, apie tą laimės hormoną, kurie užtrunka tik vidutiniškai 72 valandas. Ir nedaugiau. Ir tada reikia vėl. Kaip šita moteris. Ta samarietė, kurie reikėjo semt vandens, gert ir tikumoj po trumpo laiko reikia vėl, ką? Gert. Ir vėl gert. Ir vėl gert. Kiti tai ieško reputacijai, kad žmonės žiūrėtų į mus pagarbiai. Kiti tai ieško kaip šitą samarietę santykiuose, partnerystėse. Bet iš tikrųjų problema yra, jeigu yra dvasinis tuštumas, dvasinis vakuumas mūsų širdyje, kaip mes galim tai pripildyti, pasotinti su materialiu dalyku. Kaip mes galim tai pasotinti su psichologiniu dalyku. Jeigu dvasinė skylė yra, tada reikia ir dvasiškai pripildyti, kad būtų efektas. Tai 1+1, ne? Tai nelabai sunku. Ir praeitą kartą dar sakiau, kad Dievas žino mūsų ir tavo istoriją ir vis tiek siūlo tau viltį. Jis viską žino, bet jis vis tiek taip mylimas, kad jis nori vėl eiti vieną žingsnį į priekį, arčiau mūsų ir vėl nori parodyti savo meilę ir suteikti viltį. Taip pat praeitą kartą kalbėjau apie tai buvo pirma dalis pamokslo ir praeitą kartą kalbėjau ir apie tai, kaip mes žmonės galim padėti žmonėms, kurie netiki Dievu, pagal šitą istoriją,
kaip mes galim jiems padėti surasti tą kelią. Ir mes pamatėm keletą dalykų. Pirma, įveik savo ribas. Kaip Jėzus įveikė savo ribas, arba kultūrinį, istorinį ribas, vietoj per Samariją, vietoj aplink, atsiprašau, Samarijos, į Samariją. Ir mums reikia įveikti savo ribas. Kas tai gali būti? Kokios ribos gali būti? Baimė, kad žmonės sakytų mums, na, tu labai įdomus žmogus, sektantas, biškai, keistokas ir taip toliau. Ir tai yra baimė. Ir iš tikrųjų, ta baimė egzistuoja. Mes galim tai paneigti, labai daug krikščionių beje tai daro. Neigia tą baimę. Nesąmonė. Ta baimė yra. Bet reikia įveikti. Ir kaip jau daug anksčiau sakiau, kas yra antonimas nuo baimės. Yra net drąsa. Yra pasitikėjimas. Jeigu žmogus pasitikė Dievu, Jonas parašė savo laiškę, kas pasitikė Dievu, kas myli Dievą, ko nėra? Baimės. Baimės nėra. Dingo. Antras dalykas, kalbėk apie vidinį troškimą su žmonėmis. Mes visi turim tą vidinį troškimą. Kai kurie pripažįsta, dauguma aišku, ne, nes nenoriu parodyti savo silpnybę, nors tas, kuris pripažįsta, rodo savo stiprybę beje, mano akise. Nes jisai kalba apie tuos dalykus, apie kiti neišdrįsta kalbėti. Jisai drąsus iš tikrųjų. Ir parodė, kad yra sprendimas. Ne tik sakyti, kad tavo vidinį troškimas, bet reikia irgi sakyti, su kuo galim pripildyti. Ir šiandien noriu pratest, gerai? Pratest su tuo, kad ką mes galim išmokti iš Biblijos eilutės, kurias mes dar perskaitysim, ir kaip tai praktiškai galim naudot, kai mes kalbam su žmonėmis, gerai? Pradedam tada. 17 iki 20 tos eilutės. Gerai pasakei? Moteris pasakė. Neturiu vyro. Nes esi, Jėzus tai pasakė, atsiprašau. Nes esi turėjus 5 vyrus, ir tas, kuris dabar turi, ne tavo vyras. Ir taip toliau. Moteris atsiliepė. Žiūrėkit. Aš matau, viešpatie, kad tu esi pranašas. Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakot, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti. Ar pastebėjot Jėzaus sakinys ir moters atsiliepimas? Moters atsiliepimas visiškai neturi nieko bendro su Jėzus pasakymus. Klausimas, kodėl? Nes nemalonu. Nemalonu kalbėti apie savo klaidas. Taip? Ar jums malonu kalbėti apie savo klaidas? Man nemalonu. Manyčiau, visiems nemalonu. Ir labai įdomu, kad ta moteris bando išsisukti iš tos situacijos ir pradėjo teologinį pokalbį. Mūsų tėvai ten garbino samariečiai, jūsų ten, kur yra teisinga. Ką galim išmokti, kai mes kalbam su žmonėmis? Trukdžiai
Jėzus pavertė trukdžius į galimybę. Ta moteris norėjo išsisukti, pradėjo kitą temą, norėjo nukreipti dėmesį nuo nemalonų dalykų ir bandė išsisukti. Jėzaus reakcija, atsakymas. Wow! Jis tai aišku suprato, ką jinai norėjo daryti. Ir jis naudojo šitą situaciją pamokyti jai kažką labai svarbaus. Toliau. Jėzus atsakė, moterie, tikėk manim, jog ateina valanda, kada gerbsi tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Aš nežinau, kai ta moteris, ta samarietė, tai girdėjo, kaip jos vaizdas atrodė. Aš manyčiau taip. Kodėl? Nes visi samariečiai, jie galvoja, reikia garbinti Jėzų arba Dievą ten ant savo kalno. Žydai galvojo, tik ten yra vieta. Ir Jėzus sakė, ne ten ir ne ten. Žiūrėkit, kas bus. Toliau. Jūs garbinat, ko nepažįstat. O mes garbinam, ką pažįstam. Nes, dabar irgi labai svarbus sakinys, išgelbėjimas iš žydų. Kodėl Jėzus taip sakė? Dievas išrinko tautą, tai žydų tauta. Ir nors žiūrint arba klausant žinias, kas vyksta, ne visada pavyzdingai, kas vyksta. Pripažįstu. Bet tai nekeičia fakto, kad Dievo tauta Izraelis. Toliau. Bet ateina valanda ir dabar ji yra, kad tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasia ir tiesa, nes tėvas tokių jo garbintojo ieško. Tik vieną dalyką tėvas ieško. Įsivaizduokit, galingas Dievas, jis ieško. Tai man atrodo biškai kaip prieštaravimas. Jeigu Dievas yra Dievas, tada jis viską turi, jam nereikia kažko ieškoti. Taip? Bet čia jis ieško. Klausimas kam? Dėl savęs? Ne. Visi angelai dabar šlovina jį. Jam nereikia daugiau šlovinimo. Jam to nereikia. Bet jis ieško dėl mūsų. Kad mes prisijungtum. Kad mes pradėtum irgi šlovinti. Dėl jos? Ne. Dėl mūsų. Tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasia ir tiesa. Tai buvo Jėzaus nauja, kaip naujas planas iš tikrųjų. Ne ant kalno, ne Samarijoje, ne Izraelį, bet dvasioje ir tiesoje. Dvasia ir tiesa. Ką tai reiškia? Mes krikščionys, mes iš tikrųjų turim iš karto atsakymą. Kad Jėzus kalba čia apie ką? Apie šventąją dvasią. Žiūrint į kontekstą žmonės, aš sakyčiau, taip ir ne. Nes žiūrint į kontekstą, Jėzus nori pabrėžti. Bus ta valanda ir jau yra, kad nereikia būti vienoj vietoj.
kad nereikia būt Jeruzalėj arba Samarijoj kažkur. Bet dvasoj. Tai reiškia, jisai nori pabrėžt, vieta nesvarbu. Tai yra svarbu. Kita vertus, mes žinom šitą eilutę. Paulus, garsus teologas, Naujajam testamente, jis parašė, ar nežinot, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavot iš Dievo. Ir kad jūs nebepriklausot patys savo. Tai reiškia, iš tikrųjų, ta šventykla ne Jeruzalėj, ne Samarijoj, bet kiekvienam tikinčiam žmogui. Taip? Ir tada šventoji dvasia gyvena tam žmoguje. Taip. Ką tai reiškia praktiškai? Tai tik Biblijos paaiškinimas, kas ten parašyta. Ką tai reiškia praktiškai? Dabar noriu jūs provokuot ir tuo metu šokiruot. Jum nereikia eiti į bažnyčią pasimelst. Jum nereikia eiti į bažnyčią pasimelst. Kai kurie kai kurie mačiau, ką tai reiškia. Iš tikrųjų, mes galim pasimelst, bendraut su Dievu. Kaip Jėzus pasakė, dvasioje. Mums nereikia kažkur eiti. Mes galim ir gamtoj būt, galim ir ofise būt, galim ir parduotuvėj būt, melstis, bendrauti su Dievu. Bet keista, kai pastorius tai sako, nereikia eiti į bažnyčią. Kodėl tada reikia eiti į bažnyčią? Nes mes šlovinam irgi Dievą, taip? Kodėl tada, jeigu mums nereikia eiti? Vėl, ne dėl Dievo, dėl mūsų pačių. Kad mes bendrautum su vienas su kitu. Kad bendrai mūsų šlovinimas yra pagal mūsų supratimą stipresnis, galingesnis. Taip? Taip. Ir Dievas iš tikrųjų, jisai sugalvojo bažnyčią. Žinot kam? Kam Dievas sugalvojo bažnyčią? Kas so? Kad mes augtumėm, ne tik, kad mes valgytumėm, gerai? Kad mes augtumėm. Ir ne tik taip, ne, Rūta, bet čia, kad širdis augtų, kad siela augtų, gerai? Laiške Efeziečiams Paulus parašė tokius žodžius. Jisai paskyrė vienus apaštalais bažnyčioj, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais, mokytojais. Ir dabar kablelis KAD. Kad. Kai jūs skaitot Bibliją, visada kreipkite dėmesį į tokius žodelius. Kad. Kad visada rodo į tikslą. Va, protingas. Ja. Tikslas yra išlavinti šventosius. Tarnystės darbo ir taip toliau. Dėl to mes esam čia. Nes Dievas sugalvojo bažnyčią, kad mes augtum dvasiškai. Žmonės kartais teigia, nors nedaug, ką aš bent pažinau, kad aš galiu dvasiškai augt ir vienas. Tai tas pats, dabar jums bus juokinga, tai tas pats, kai aš prieš maždaug 30 metų buvau įsitikinęs,
labai įsitikinęs. Gerai, pripažįstu. Labai įsitikinęs, kad aš neblogas žmogus, kad aš geras, kad aš protingas, kad aš išmintingas, kad aš sugebu nemažai dalykų. Kablelis, kol, kol susipažinau su Marija. Su žmona. Jinai man kaip veidrodis. Ir aš, gerai, labai gražu, bet nereikia nuolat žiūrėti tą veidrodį. Ir tuo metu supratau, aš ne toks geruolis. Tikrai ne toks. Bet tai padeda man vertinti savo situaciją. Objektyviai, ne subjektyviai. Mes mėgstam vertinti savo situaciją subjektyviai. Ir mes visada vertinam savo situaciją taip, kad mes palyginam su kitais žmonėmis, su kokiais arba su kokiais. Mūsų tendencija yra su kokiais. Mes vis tiek biški geresnė. Tai Dievo planas bažnyčia, kad mes augtumėm čia. Toliau, 17 eilutė, 17 Jono skyriaus, tavo žodis yra tiesa. Parašyta prieš tai tiesa, dvasia ir tiesa. Kas yra tiesa? Dievo žodis. Jeigu mūsų šlovinimas, jeigu mūsų malda, jeigu mūsų gyvenimo būdas, dabar rimtai kalbėsiu vėl, neatitinka šitos knygos. Žmonės turim problemą. Gal galvojat, kad nėra problemos, bet yra didelė problema. Moteris jam sako, žinau, kad jog ateina Mesijas, tai yra Kristus. Atėjęs, jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Čia lietuvių kalboj šitie du žodžiai, tai aš. Tai gerai išvesta, bet graikų kalboj yra parašyta ego, eimi. Ego reiškia aš, eimi reiškia esu. Aš esu. Ir tie, kurie žino Bibliją, kas parašyta Senajam testamente, mes žinom, kad Dievas pats apsireiškia save. Kokiu vardu? Aš esu. Tai reiškia tada, Jėzus pasakė jai, aš esu. Aš esu Dievas, kuris su tavim kalba. Hopa. Galvoju, wow, jai. Toliau. O moteris palikusi ąsotį nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėm. Eikit, pažiūrėkit žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padarusi. Ar tik jis nebus Kristus, ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Žinau, labai karšta. Žinau, kai kuriems jau per karšta. Ką jūs galvojat? Kokio dalis man daugiau kalbėjo nei visas kitas dalis iš tos 3 eilutės. Dar vienas bandymas. Biški garsiau? Dar kartą? Aš negirdžiu. Ne? Ir trečias bandymas?
Va. Paliko a sorte. Kodel te ira jega. Kodel ten dog parashita. Per dużo džus. Situacija tokja. Dikumoj, šalta, šilta, kašta. Moteris norėjo semt, vanduo, kad gertų, kad gyventų. Iš tikrųjų. Sutiko su Jėzumi, jisai kalbėjo su ją ir jinai jos pirma reakcija duoda mums suprast daug daugiau dalykų. Jos pirma reakcija buvo, jinai paliko ąsotį, kur vandens, kuriam jai reikia gyvenimui. Paliko ir ėjo pas kitus. Dėl to šitie du žodžiai, wow! Nes tai rodo, kažkas įvyko čia. Jinai tikriausiai dar karštis nepraėjo. Situacija išorinė nieko nesikeitė, bet jinai paliko viską ir bėgo, nes kažkas čia atsitiko, kažkas čia įvyko. Jinai pamatė, suprato, aš kalbėjau su gyvoju Dievu. Ir jinai iš karto negalvojo apie savo malonumą, bet iš karto bėgė pas žmonės. Ir apskelbė žmonėms. Nepamirškim. Tie žmonės, tiem žmonėms, kurie jinai apskelbė, kad jinai surado Kristų Dievą, tie žmonės, jie atstumė ją iš visuomenės. Jie atstumė ją, kodėl? Nes jinai negyveno labai morališką gyvenimą. Jinai turėjo 5 vyrus ir dabar gyvena su vyru, kuris be žiedo, vien žodžiu. Ir jinai suprato, tai nuodėmė. Visi nuolat primena ją, kad tu darai negerai ir negerai. Ir jinai, kai jinai kalbėjo su Kristum, jinai grįžo pas tuos žmonės, kurie atstumė, kurie netgi nekentėjo jos ir skelbė Kristų. Ar tik jis nebus Kristus? Ir dabar reakcija. Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Jinai turėjo, jos žodžiai turėjo didelę įtaką žmonėms, kurie prieš tai atstumė, bet jie pradėjo galvoti, tie žmonės, ir ėjo pas Jėzų. Ką tai reiškia man? Tai man didelis padrasinimas, kur aš prisidirbau, gal aš ne taip darau, ar visą kitą, bet Dievas gali vis tiek naudot mane. Tai vėl nereiškia, galiu gyventi kaip noriu, nes Dievas vis tiek nenaudos tavęs. Jeigu tu tyčiai gyveni kaip tu nori, nenaudos. Gali naudot, bet garantijos neduos, kad naudotų. Tikrai ne. Ką aš išmokau gauti palaiminimą reiškia laimint kitus. Daugelis žmonės klausia, iš kur atpažinti, ar žmogus yra įtikėjęs ar ne. Aš manyčiau, principas randasi
randasi šitoj istorijoj. Ta moteris prisidirbo, suprato, įtikėjo ir kada pirmas jo veiksmas buvo skelbti kitiems. Jeigu to trūksta, turiu didelį klaustuką. Didelį klaustuką. Ir dabar dar keletą eilučių, kurie Emilija neskaitė. Nes istorija nesibaigia. Daugelį galvoja baigėsi, bet skaitykim kartu nuo 39 eilutės. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters žodžių. Wow! Kokios moters? Tos, kurie buvo atstumta. Jis man pasakė viską, ką esu padarus. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos ir jis ten pasiliko 2 dienas. Tai man juokinga. Kodėl? Nes, kaip sakiau, žydai vengia, neėjo per Samariją. Netgi ne vieną žingsnį ėjo. Ir jisai pasiliko ten 2 dienas. Aš nežinau, ką kiti žydai, kurie apie tai vėliau sužinojo, ką jie galvojo tuo metu. Kodėl? Atsakymas paprastas. Dėl Dievo meilės. O moteriai jie pasakė, dabar tikim ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdom ir žinom, kad jis iš tiesų yra Kristus, pasaulio gelbėtojas. Mūsų gyvenimas turi didelį įtaką. Klausimas tik kokia, gera ar bloga. Mūsų elgesys turi didelį įtaką žmonėm. Klausimas, gera, bloga. Tikiuosi, kad būtų gera. Ir tai yra mano malda, kad mes kaip bendruomenė, nors mūsų ne tiek daug, bet kad mes irgi turėtum didelę įtaką gerą žmonėms. Nes būtent tai Dievas nori naudoti. Jėzus kalbėjo su ta samarietė, kurie žmonių akise niekas. Jisai skyrė daug laiko kalbant su ją. Jisai skyrė netgi 2 dienas pasilikt ten, kur niekas nenorėjo eiti. Kam? Kad žmonės išgirstų apie Jėzų, apie Dievą, apie viltį, apie amžinąjį gyvenimą. Paskutinis klausimas, neatsakykit kasai sau, prašau, tyliai, prašau. Kokią įtaką mano gyvenimą turi, jūsų gyvenimą turi, kitiems žmonėms. Jeigu negera, šiandien laikas tai pakeist. Šiandien laikas tai pakeist. Kaip pirmiausiai sutvarkyti šitą reikalą su Dievu ir mes to išvesim viešpaties vakarienę ir antras žingsnis suteikt kitiems viltį. Kaip ta samarietė savo žmonėms. Noriu pabaigti su malda.
Viešpatie, noriu tau dėkoti už tavo žodį, kad tavo žodis yra toks stiprus ir gyvas iš tikrųjų. Ir prašau, Viešpatie, padėk man, padėk kiekvienam iš mūsų. Ne tik išgirsti ir suprast, kas buvo pasakyta, bet padėk mum tai įgyvendint savo kasdienybėj. Kad ir mes, kaip ta samarietė, turėtum gerą, naudingą įtaką kitiems. Tai prašau Jėzaus Kristaus vardu. Amen.